Sveiki! Prireikus atsispausdinti rašto darbą, nukopijuoti reikalingą knygos skyrių ar nuskanuoti paskaitų konspektus, naudokitės bibliotekoje esančiais daugiafunkciniais savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skanavimo įrenginiais. Daugiafunkciniai savitarnos įrenginiai yra įrengti šiuose universiteto patalpose. Donelaičio gatvėje 20 centrinėje bibliotekoje, Studentų gatvėje 48 Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje. Studentų gatvėje 48A kompiuterizuotos mokymo klasės 103 kabinete, Radvilėnų plente 19, Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje, Studentų gatvėje 50, Informatikos fakulteto bibliotekoje, Studentų gatvėje 56, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje, Mickevičiaus gatvėje 37, Socialinių humanitarinių ir menų fakulteto antrame aukšte. Įrenginiai atlieka įvairias funkcijas – spalvoto ir nespalvoto kopijavimo, spausdinimo, mažinimo, didinimo, ryškumo, reguliavimo ir panašias funkcijas. Taip pat yra greitojo skanavimo USB atmintinė ir spausdinimo iš USB atmintinės galimybės. Atsispausdinti reikiamą dokumentą galite iš bet kurio bibliotekos stacionaraus kompiuterio. Kopijavimo, spausdinimo, skanavimo paslaugos yra mokamos. A4 nespalvota kopija spaudas 4 eurocentai, A4 spalvota kopija 29 eurocentai, A4 skanuotas dokumentas 2 eurocentai, A3 formato kaina dauginama iš 2. Apmokėti už paslaugas galite išankstinio apmokėjimo kuponais arba naudojantis Lietuvos studento pažymėjimu, kuriame yra elektroninė piniginė MokyPay. Kuponą galima įsigyti už 3, 5 arba 10 eurų. Atminkite, kad įsigytą kuponą galima aktyvuoti, suvedant jo identifikacinį numerį savitarnos kopijavimo sistemos svetainėje arba prisijungus tiesiai prie daugiafunkcinio įrenginio ir įvedant kupono numerį per jo valdymo ekraną. Kaip atsispausdinti, nuskenuoti, atsikopijuoti reikiamą literatūrą, aktyvuoti kuponą ir papildyti savo elektroninės piniginės MokyPay sąskaitą, žiūrėkite kituose vaizdo vadovuose.